tritaškius. Tiesa, praėjusiame sezone tik 29% tikslumas Ispanijos aukščiausio lygos. Krepšininkas pradėsintis legionieriaus karjerą ir besikeliantis į Turkiją, o čia Valančiūnas ir šiame pasaulio čempionate, tai tikrai negynybinė komanda turėtų būti ir Latvija. Iš jos labiau tikimasi gražaus puolimo ir tolimų metimų. Pasečnikas tikrinasi prieš Valančiūną, atrodė uždarytas ant kelias link baudos aikštelės. Štai taip, pamestas Bertanis ir jo krepšininkas sėdė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jie su Zoriku dalinasi pagrindiniai žaidėjai. Su dviem asmeninėmis pražangomis. Dimša turi gerą progą. Greita ataka po perimto kamuolio. Dimšos labai gražus perdavimas Sedekerskiui. Na, Pasečnikui gavus dvi pražangas realu, kad netrukus vis tiek aikštėje turėsime išvysti Klavatas. Razdeikis, kraštą keliauja kamuolys ir turėjo erdvę žaisti. Vienas prieš vieną žaisti tikrai paranku. Pasečnikas vėl žaidžia vienas prieš Tamo Janių Timai. Įspūdingas personažas. Timo, kalbant apie spalvingas asmenybės, kaip tik TV3 eteryje ieškantis klubo kitam sezonui. Čia Sedekerskis Motiejūnui. Iš toli Donatas Motiejūnas ir štai taip kamuolys. Memphio Grizzliai pasišaukė į paskutiniuoju šaukimu naujokų biržoje. Gal kažkada ir pasikvies šį žaidėją, bet visą karjerą iki 17-18 buvo, sakyčiau, labai solidus jam. Čia Ignas Brazdeikis ir jo prasideda ir šiandieną Žagaras įklimpsta lietuvių gynyboje. Dimša 3 taškai. Žagaro minutės taip pat nebuvo kažkuo ypatingos. Čia flauteris, kurį Mantas Kariniauskas įprastai. Štai būna vienu metu su Donatu Motiejūnu. Pastarojo puikus perdavimai. Gerai spaudžiasi, perima kamuolį Margiris Normantas Kuzminskui ir Mindaugas Kuzminskas. Vadovauja komandai puolime. Iškelia dabar ataka. Ir Eimantas Bendžius palieka varžovą už nugarų. Pakelti Latviją. Panašumas dar ir tas tarp Latvių ir Suomių, kad abi pateko į mirtininkų grupės. Prieš Eimantą Bendžių Motiejūnas yra pasiruošęs padėti. Ir čia Roldo Šmito, kurį Sirvydis yra pasiruošęs taip pasirodyti aikštėje ir Jonas Valančiūnas. Valančiūnas tik ten jį prilaikė varžovas, tačiau viskas pagal taisyklės. Sirvydis tik Tuviai Latvijai skirta ketvirtoji komandinė pražanga. Normantas palieka už nugaros varžovą ir Montar atiduodamas tą flauterį, o dabar Bendžius perima kamuolį. Pats iki galo netaikliai, bet metimą kartoja. Nepataiko šiandien Latvijai praktiškai nieko, ką ir susikūrė. Tiesa dabar 2 taškus. Rinkosi klubą pagal orų prognozę artimiausiam pusmečiui. Kažkaip taip. Jonas Valančiūnas krauna per Mareką Mėrį. Puolėjas. Plius 30. Ir dar 2 minutės iki kėlinio pabaigos. Čia drąsiai. Sirvydis. Laukia ten kamuolio Dimša, tačiau Kubaičio 2 prieš 2 su Valančiūnu. Sirvydis. Timas šoka prie jo, tačiau nesuspėja. Dažnas gavo Davis Bertanis ir Latvija liko be vieno iš savo pagrindinių puolėjų. O Lietuvos rinktinė dar ir progą savo išnaudoja gerai. Čia su rungtynių startu Margiris Normantas pradėjo vietoj Tomo Dimšos. Čia dar vienas taiklus. Taisyklės. Valančiūnas. Pats atkovoja kamuolį aukštaugis ir pataikė. Šitės pusėse turėjo keletą gerų momentų puolime. Štai ir gynyboje sustovėjo patikimai čia dėjimas. Strautinis prieš jį. 1 prieš 1. Brazdeikis atšokdamas atgal. Ir štai toks. Autas buvo kamuolys. Motiejūnas. Jo. Žagaras prieš Kariniauską. Du žaidėjai vienas prieš kitą. Opa, Artūrai Žagaras gana greitai užsirekomendavo ir kilo į aukštesnį lygį. Mantas Kariniauskas, o čia 2 prieš 2 Mėris stato užtvarą Žagarui. Pats priima kamuolį. Na tikrai Žagaras. Tam tikrus uždavinius sprendžiasi ir Luka Bankį, ieško to antrojo žaidėjo savo. Ir toliau išties su Donatu Motiejūnu vidurio puolėjo pozicija. Zorikas iš toli ir pataikė. Janis Tima rankomis nusimetė Mindaugą Kuzminską ir turėjo gauti 5 pražangą. Dabar pelno taškus kitai. Jau gerokai rezultatyvesni. O mūsų kaimynai per pirmosius 2 kėlinius jie buvo metę viso labo 26 taškus. Žorikos gražiai įeina į baudos aikštę. Rinktiniai norint pakovoti dėl vietos kitame etape. Gražus perdavimas čia, gerai leidžiasi. Nikola Milutinovas buvo apskritai neregistruoti rungtynėms. O čia Janis Tima pataiko. Gražiai, suklaidina Šmitą, bet dar spėjo prišokti Andžėjus Pasek. Būtų buvęs Jonas Valančiūnas, Normantas perskaito šį varžovų perdavimą ir tai jau yra liūsio sekundės. Dar šiai atakai Pasečnikas, Zorikas ir Latvija vėl. Visą tai lemdavo nuolatinius trenerių pokyčius.
kol galiausiai užsienietis buvo. Beaiškintum tą sistemą, vis tiek ją suprasti sunku, nes prisideda dabar visoms rinktinėms iš Europos, išskyrus prancūzus. Tai yra turbūt svajonė čempionate. Ar nenorėdamas vienaip ar kitaip kažkokioje atrankoje į olimpinę žaidynę sužais, jei pasaulio čempionatą ne... Vienas prieš vieną. Tomo Dimša ir Artūro Žago. Tekaja. Rotavosi Dimša prie varžovo, bet niekas nebespėjo. 15 valandų 30 minučių. Startuos mačas tarp Lietuvos ir Egipto rinktinių. Čia rezultatyvi ataka. 30 minučių bus nesunku atsiminti, bent jau kada žaidžia lietuviai, o rungtynės kas antrą dieną. Čia Latvijai dar. Sukuria vieną Latvijos krepšininką ir dabar pavojaus signalas. Prieš čempionato pradžią sutriuškinimas, kurie padarė prieš Lietuvą. Lietuviams kaip tik, manyčiau, reikėjo.